It's a pint. Sveiki, mes ir vėl Londone. Šį kartą gavau dovanų nuo vyro bilietų į koncertą, į kurį labiausiai norėjau nuvažiuoti. Ir važiuosime šiandien į Maluma Baby. Ar tu excited? Taip, džiauriai, aš excited, aš net nežinau, kas jisai toks. Jis yra kolumbietis dainininkas. Taip pat pabandysim parodyti, kiek gali atsistoti viena diena Londone su koncertu. Nu, pradžiai biškį paturistausim, tai nuvarysim į Westminster Abbey. Bandysim, jeigu gausim bilietus. Karaliuoja. Patampi karalium. Jo. Čia patampi karalium, teisingai. Čia yra palaidota 3300 žmonių. Karališkų, iš karališkos šeimos. Bet karalienčina mašalaitė. Čia šita bažnyčia. Čia manęs, jeigu to išmestų, kad aš galėčiau bent pabaigti. Tu mane taip permestam iš karto? Taip. Tai aš fotkinu. Čia turbūt kaip visi žinot, čia vyksta karalių vestuvės, karūnavimai ir panašiai. Tai ne tik kapinės, bet ir karūnavimo bažnyčia, ane? Westminsteris buvo įtrauktas į UNESCO pasaulio paveldimo sąrašą dėl savo istorinės architektūros. Henris III čia yra palaidotas. Tos vėliavos atstovauja visokiausios riterių ordino grupės. Čia taip pat vyksta visokiausios relikvinės ceremonijos, relikvinės funkcijos. Labai gražus kambarys. Štai ir mūsų didžiausia riterė. Kur tavo vėliava? Viljamo Šekspyro kapas. Gimęs 1564, mirė 1616. Karaliaus Henrio V kapas. Va ir praėjom visą Westminster Abbey. Kur trauksim toliau dabar? Į centriuką. Centriuką. Kažkaip gal reiktų kažko atsigerti. Nu, atsigaivinti reikėtų. Kažkaip kiekvieną kartą, kai nuvarom į Londoną, vis kažkokiam kitokiom gatvėm pradedam vaikščioti ir vėl jisai atrodo kitoksai. Atrodo vaikus, jei galėčiau kiekvieną savaitgalį. Jo, aš irgi. Pamačiau labai įdomią parduotuvę. Kadangi aš esu... Oi, kaip smėgau. Kadangi aš esu cigaro ekspertas, tai reikia pažiūrėti, ką čia turi įdomaus. Čia visokiausių cigarų, kokių tik nori. See, this is why that's gonna be quite rude. Get back. Okay. Winston Churchill's chair. No. All those iconic pictures you see of Churchill. Yes. Or everyone from here. Everyone. Yeah, Churchill. This is his lecture. So Churchill, everything back in them days was recorded not in an iPad or a phone. It was all written down. Oh, yeah. Just look at that. That is very cool. And that's his chair. Sit in it, please, and take your picture, please. Thank Do you you. want me to leave the room so you can put faces and things? No, that's all right. No. That is cool. I want to sit it. Churchill was a customer here for about 60 years. Okay. Sorry, you recording? No. Yeah, I am. But you can talk away. That's perfect. Yeah. Or I'll sing. No, I'm not singing. Apparently smoke between 8 and 10 cigars a day.
Okay, I heard that, You yeah. heard that? Yeah. This is nothing compared to Gary Oldman, a British actor. Okay. Starred in a film called The Darkest Hour about 3 years ago. Brilliant film. Did a brilliant job. 15 to 20 cigars a day. 15 to 20 cigars. How's that? But Gary is a smoker. So every time he lit a cigar, he inhaled it and inhaled it. The guy got so violently ill, then he stopped the whole film. You don't inhale cigars. I was about to say, sure, you don't. You don't, but he did. But no one told him. After 10, 15. Jesus. Yeah. The lungs have to be black. Yeah, exactly. As bad as mine because unfortunately I'm the only one in this company that still smokes cigarettes. And legally I'm not allowed to smoke them in here. If I lit a cigar, I could walk up and down in this building. Okay, But no if I light problems. one of these, it's illegal. So I've got to go outside in the rain and everything. And do you work here for years? Me? Yeah, since day one. We've been here since 1870. No. Nice. Tell me, I had a lot of work done. are they all vintage cigars, right? Every one of them. And people buy vintage cigars and you smoke them, or you collect them, or Said it. What would you do? Oh, What would you do? I would probably just keep it, Smoke it, try just it. for myself, just as a Yeah. cool display, you know. Yeah, there's vintage ones up in our humidor and they're like £20,000 a box. Jeez. £20,000. Oh, it's only fancy people know that. Yeah, but then what would you do? You wouldn't like one, would you? No, If there's a box no. of 20, you keep them as 20. You keep just them have for fun. I would display, like you know, you have to to- see, just to I see. will Yeah. just like, you You would need to you But test then your your product. price would go all the way down. Yeah. I know, but like you have your buddies over. That's such a cool thing to have, like, you know, something to talk about, like, you yeah. know, for me it I would be think it's more cool. like experience to try it rather than keep it and sell it. So That's very cool. This room is so cool. Jeez, We and we literally just just walked randomly past and walked said, "Oh, cigar shop. Let's walk in." Yeah, so many people, I need to stop them because I work on the online team. We deal with all the online orders. And I'm sometimes when I'm upstairs, just like yourself, I will try and stop people because so many people come from, let's say, Australia, America, China, Yeah. and they don't have this history. Yeah. And so I have to stop them. There's nothing to buy, just come down and see what it's all about. that Yeah, is very, very That's so cool. I'll make sure to recommend this place, you know, for anybody visiting London. I'll tell you a quick story. There was a guy here from New York, about 3 or 4 months ago. Crazy Churchill fan. We have something called the Churchill War Rooms. Okay. And Churchill's all in there and things like that. And the guy said, I heard about your chair. He sat down in it and he didn't want to get up. He said, I'm Massive so fan. keen, massive fan. Yeah, I said, yeah, so yeah. let me just tell you this. I said, there's a cabinet of cigars here. Yeah. Go back to 1850. I would class it priceless. That is priceless. So then I just threw in, ready for this? Why don't we start at 30 million sterling? And it's not a bother. And he went, okay. I went, no, they're not mine to sell. Yeah. I said, but sir, if I was going to sell them, that would be 80 million on its own. Priceless stuff. You know, history It's is very priceless. Good, though. I think it's in a very good shape. But you see, the How thing old is the chair, sir? Who knows? Yeah. Who knows? I mean, Churchill had it in here from 1900. 1900 he had it. So The chair was here. The chair was here. So was it like his club, or was it just a place? It's a- This is where he just came and bought his cigars. Oh. Okay, There was cool. a lounge. Okay, this is wear and tear from Churchill. Mhm. This is Churchill. He had a big signet ring, and he would sit here and he would tap. And also, because he was rotund, Yeah. this hand here, he itched a lot. He had a scratching itch, itching ailment, nervous. Maybe the war. Who knows? Who knows, yeah. The guy was under a lot of stress. But he smoked and he drank a lot. Šitam kambarį pasirodo sėdėdavo Churchillis ir jis kaip čia ateidavo atsipalaiduot su bernais. Parūkydavo cigariukų, paskaitydavo laikraščius, išspręsdavo pasaulio problemas. Pachurvietė, kitaip sakant. Ką? Pachurvietė. Taip, čia va, teisingai, jo, čia yra Churchillio bachurvietė. Arba- Čia buvo Churchillio cigaro parduotuvės, tai čia eidavo rūkyt nusipirkti. Va, St. James Place. Ten gyveno Churchillis. Grinai minutę nuo savo cigaro minutė? parduotuvės, girdi. Čia geras buvo. Cool, visiems rekomenduojam čia nueit. Kas būsit Londone, būtinai čia eikit. Gaivieji gėrimai. Nemokamai gavom dovanų pavalgyti, išbandyti, žiauriai skanus, jei kas nors būtumėt paragaukit, labai labai skanus. Jau sutaupėm. Jau sutaupėm.
Now that's a pint. That's it, man. I love it. Thanks, man. Okay. Va, Kamilės kokteilis. Žiauriai geras. O, prasideda. Na, po pirmą gėrimą 20 poundų. Yra. Mes jau po antrą 14 eurų. Sveikatėlė. Lekiam toliau. Viešbučio kaina buvo 55 svarai. Maistas. Okay, thanks. Darom į koncertą? Nu, pirmą pavalgėm, pavalgom ir tada į koncertą. Nu, lekiam. Suradom kažkokį maisto turgelį, geležinkeliai, ane? Nuėjom pažiūrėsim. Turėjo ten kelių gerų pasirinkimų, tai jaučiu visko pabiškį. Tokia. O, čia fainai, žinau. Čia kebabai yra. Čia yra ir kebabų, ir tatos. Aš tai kaip jaučiu, žinau, aš ten tos vištos valgyčiau. Aš irgi gal, bet pažiūrėjom dar kas, o šiaip. Iš tikrųjų patinka, kai būna daug pasirinkimo. Tada gali visko pabiškai išragauti. Kamilės atėjo graikiškas kebabas. Žiauriai skanus. Nu, va ir atėjo. Burgeriukai, vištytė. Vištų ten nerealiai atrodo, ne tavo burgerė. Uždepinam, bam, bam. Gerai. Nu, pažiūrim šitą. Dar ne pabaiga, dar ne pabaiga. Airiška kava ir tavo mango kokteilis, ne? Skiniai. Cheers. Kokteiliai, sumokėjau 25. Bam. Nu, šito nebereikės mum. Maistas kainavo kiek eurų. Ko tu nori? Labai norėčiau baunti šokoladą. Valdykis biškį. Neįmanoma. Į žaidimų barą sugalvom nueiti. O, aš tai dar nežinau, kur eina. Žaidimų baras. Kokių žaidimų? Pamatysi. O. Man čia rankinuką reik saugot? Nu, dabar aš tave čia atsivedžiau, žinau. Mas kažkas nužudys čia.
Žiūrėk, ateik čia. Na, tas baras irgi netiko, einam toliau. Hello. Dešinę. Kamilė, čia. Jo, tualetą atvedžiu. Hello. Are you open? Okay, yeah, we'll patiko čia tau? Nu, tai tęsiam paieškas toliau. Paskui. Nepatiko ir šitas? Einam, ieškom toliau. Reikas tau nepatiko, nebeluoju. Gerai. Tai čia tik atsidarė, dėl to nieks nesėdė, čia šiaip visai pilnas buvo. Rūsy. Čia tinka? Du kokteiliai, 40 svarų. Ten. Tai ką, dabar link koncerto, link arenos. Ir kažkodėl turiu valgyti šokoladą. Tu. Linka šalta, Spėjai? Jau stadioną kaip ir matom, bet nusprendėm pasidaryti greitą pit stopą, ne? Kavos. Jo, man irgi dvigubą espresso. Yep, thank you. Man cukrus, bet išvaišė. Štai ir stadionas. Ėjom ir daėjom kažkaip, ne? Ten žemėlapis, ateik pažiūrėsim. Kur? Radai? Nežinau, bet man čia. Tai čia arena ir va AP. O kur mes? Ai va, you're here. Gerai, čia. Marės tai nemažai, ką? Jau ir atėjom, ne? Nu, nepatikėsit, pralindom. Einam dabar atsisėst. Einam išgirsti, ką nors jau dabar noriu. Ką tik noriu mėgoti, dabar noriu išgerti, popcorną kokią pavalgyti, daug dainuosiu iki galais. Okay. Dėkit iki galo, žiūrėkit video iki galo, pasakysiu, kiek kainavo koncertas. Šis koncertas kiek kainavo. O, ėjom ir daėjom. Kur kelintas skaičius, Kaulė? 1,6, bet... 1,6. O kuri raulė? Tai čia V. Šitos dvi? Jo. Ir sekanti? Taip. O, tai labai gerai. Kai jisai veiks? Ui. Turėsi čia sėdėti. Gerai. Lemulė. Kaip ten? Menula? Ką? Malumos laukiam. Laukiam malumos. Bet visai neblogos vietos. Žiūri geras, man patinka prie kraštą. Tai arba ten galėjom sėdėti netgi, tai gal per aukštai. Jaučiu, idealiausiai gal būtų ten sėdėti, arba ten sėdėti, žinai. Tokiam pačiam aukštė, kokiam dabar esam, tik tai gal kad iš šono. O kodėl tai kaip tik tiesiai gerai, jis laika tiesiai bus? Ne, tik tai, kad būtų jis arčiau, žinai, ir tiek tau. Taigi per teleką rodsi. Nu jo. Pristrauksi. Labai gerai. Žiūriu, tau labai svarbu jį pamatyti. Man svarbiausia, kad baras yra iškart va čia už kampo. Man va tas svarbiausia. O tau svarbiausia, kad gali va čia žingsnis ir čia gali taškytis. Gerai. Bet mes sėdėsim atvirkščiai, nes kai tu mane filmuosi. Aha.
O tau labai gerai, galėsi atsistoti, nuvifilmuoti. Gerai, be problemų. Alus, spricas, 2 cokas. Nefilmuot reikia jau, o šokti. O dar vienas gaivinantis gėrimas. 10 svarų. Čia jau liko keletą minčių. Aquí estoy yo, bañado en el mismo lugar donde te conocí. Nu va, ir po koncerto. Koncertas kainavo po 80 eurų. Ir kokios nuomonės po Melumos? Malumos koncertas? Ką? Tu čia tai sumušysi. Man tai labai patiko. Labai. Bet vienam kartui daugiau jau, vieną kartą pamačiau, patiko ir viskas. Nu, reiškia. Malumą labai sėkmės. Aš žinojau vieną dainą. Vieną dainą žinojau. Aš žinau daug dainų. Aš suprantu, kodėl mergoms čia savys. Čia buvo 19 000 hornių mergų. Ir gal koks štuka bachūrų, ne? Čia būtų suėdę mumis, kai nežinau. Būtų vieta. Tikrai. Nu va, ir po koncertų, po ekskursijų matysite, kiek išleidom apačioj video. Ką, viskas iki kito. Sekanti kelionė bus biški, man atrodo, labiau tropiškesnė, šiltesnė, palmiškesnė. Daugiau palmių, daugiau saulės. O gal ir ne?